Taigi, gerbėmieji, šiandien turim dvivietį triratį. Dvivietį triratį, kuris yra pasiruošęs vežti 2 žmonės, o netgi, jeigu tai yra 2, pavyzdžiui, jūsų keleiviai 2 anūkai, tai gali jie ir gale susėsti. Bet ne tokie dydžio kaip tu. Aš šiaip čia drąsiai tilptų da toks pat kaip aš. Kodėl tu taip? Iš tikrųjų, šiaip čia ne juokas yra, kad, pavyzdžiui, čia gali drąsiai 2 žmonės, vaikai, gal anūkai ar dar kažkas, tai tikrai gali susėsti. Nežinau, ar to reikia, bet plati galinė sėdynė tikrai galima nemažai ką pavežti. Bet šiaip čia nebūtinai gali būti ir antro žmogaus vieta. Čia gali būti kaip transportavimui, nes čia daug kas gali pasidėti, ar net tą patį dėžę įsistatyti. Tai šitas dvivietis jis nebūtinai skirtas 2, bet jeigu dažnai jūs kažką vežat, galite čia pasidėti. Taipogi turit ir gale bagažiuką, metalinį bagažiuką, kuris šiaip nėra rakinamas. Tai jeigu norit jau, kad užsirakinti, tai reikėtų spinelę įsitaisyti. Bet ir jisai, čia labiau gal susidėti kažką, tai ne kažkokiam tai saugumui. Ką dar mes turim, galim pasižiūrėti. Jeigu jau kalbam apie talpumą, einam į galą, pažiūrėkime. Čia yra raktelis. Ir jis mums ką atrakina? Ką mums atrakina, kaip manai? Ogi, bagažinė. Pažiūrėkit, kokia didelė bagažinė. Bet čia, žiūrėk, tu sakai, ten gali kažką, bet čia va grinai dėžę tada gali įsidėti. Čia gali ne tik dėžę, čia į gali, aš esu pripasakojęs apie vaisius, daržovės, viską gali čia dėti. Bet čia šitaip, jeigu norit išnaudoti, galite ir daug daugiau dėti vežtis. O kaip žiūrėk, kaip jis krovininis gauna. Šiaip čia yra, žinai, koks nerealus dalykas, žvejybai, nes, pavyzdžiui, daug kas klausia ten dėl aukštesnių krepšiukų. Tai va čia yra šiaip susidėti daug vietos, čia dar įsidėjai kažkokį aplinkui, kad būtų kaip dėžė ir čia gali vežiuotis meškeris. Ir kas dar yra labai svarbu, kad šitą jūs, pavyzdžiui, uždarę, jeigu jūs atkreipsit dėmesį raktelį, jisai labai neblogai pasislepia. Ta prasme, nesuprasi, kad čia yra. Nėra taip, kad kitur matosi akivaizdžiai, kad čia yra daiktadėžė. O čia saugiai galit pasilaikyti savo kažkokius tai daiktus, ne taip baisiai. Čia dar viena yra. Čia yra dėžė, bet čia ne tam, čia yra baterijos dėžė. Bet yra dar Šiek tiek vietos yra, bet aš skaityčiau geriau kažko labai nedėti, nes maža ką ten išbėgs kas nors jums nereikėtų geriau. Tai šitą vietą palikit laisvą ir geriau nejudinkit. Čia yra grinai aptarnavimo dėžė. Ir priekį dėžės čia dar norėjau parodyti. Čia galima įsidėti piniginę, galima įsidėti kažkokį tai gėrimą. Priekį dėžė lygiai taip pat, bet čia jau yra kaip tokiai galima spinelį užsikabinti. Nežinau, kaip principė jinai turėtų veikti. Tai gal per šitą, va, tai persikišti. Kiaurai gal, aha, ir tada susigiai. Jo, tai va šitą galima rakinti. Jeigu kalbant apie talpumą, tai iš tikrųjų čia yra va tiek, kur vietų susidėti. Tai jis yra tikrai kaip transportavimui, daiktam, 2 žmonėm, viskam yra labai tinkamas. Taipogi jis turi labai plačią bazę lyginant, tai jūs net sėdėti patogiai galėsit, nes būna kiti šiek tiek siauresnį, tai reikia taip tas kojas. Čia yra vietos pakankamai, ne? Tai dabar ką jisai turi? Jisai lygiai taip pat kaip tuose kitose triračiuose jau didesnėse turi ir kojinį stabdį, ir rankinius stabdžius. Galit su ranka stabdyti tą patį stabdį, su koja ir dar čia yra prieki hidraulinis stabdis. Turi amortizaciją, vat, jeigu pastebėsit, jisai iš savęs gan minkštas yra. Tai jau nebus taip, kad atsidaužysit visus sąnarius, nes kiek kilogramų atlaiko čia ta amortizacija? Jis pats sveria apie 100 su virš. O galit maksimalią apkrovą 324, net jeigu tiksliai parašyta, taip maždaug ir atsimenu. Tai realiai 2 žmonės ir dar gali drąsiai pakrauti. Bet nepamirškit, kuo daugiau pakraunat, nukenčia važiavimo atstumas, tai labai apsikrauti nereikėtų, aš manau. Tai va. Dabar, jeigu mes toliau tęsiam, tai galim pradėti, pavyzdžiui, kalbėti apie ką, kaip tu manai? Apie skydelį. Apie skydelį. Skydelis šiaip yra ne tik tais iš savęs, sakyčiau, visai simpatiškas. Čia yra dar net taip specialiai padaryta, čia kažkaip pratęsta, bet čia yra kas? Logo. E-bike. Nežinau, taip gražiai skamba. E-bike. Ir turime elementarų spidometrą. Dėl ko sakau elementarų, nes jis rodo elementarius dalykus. Tai yra, kada galima važiuoti, ready. Žalia, kiek yra baterijos, kiek kilometražo nuvažiuota ir žinoma, koks jūsų greitis. Dabar ant skydelio galima atkreipdėmėsi, ką mes turim, žiūrėkit. Priekį atgal, jeigu jungiam atgal, kaip visuose praneša garsiai, tai yra dėl saugumo, dėl to nereikėtų pergyventi. Yra greičių padėtis, kaip ir visuose lygiai taip pat.
8 km, 15 ir 25 km. Tai nusistatot, čia kaip greičio limitas, daugiau nevažiuosi. Taipogi turime ilgasias šviesas, posūkius ir pypsius. Posūkis, matot, kaip gražiai pypsi. Dabar galim, jeigu jau perėjot, mes galim apžiūrėti apšvietimo sistemą. Apšvietimo sistema yra vienos padėties, nėra labai kažkokių didelių pasirinkimų, šitas dega visada. Tai čia yra kaip toksai LED, kad pranešti, kad jūs visada esat matomas. Ir šita yra šviesa, jeigu jau norit pilnai apsišviesti. Trumposios šviesos. Taipogi turim labai simpatiškus, mano nuomonė, ir elegantiškus, ir inovatyvius, netgi pasakyčiau, posūkius, kurie, žiūrėkit, jie tokie kiauri net. Nežinau, kam čia aktualu, kad labai tas dizainas būtų, bet smagu, kad gražu. Aerodinamika. Dabar pabandykim jo manevringumą. Mes bandom visų triračių ir keturačių manevringumą. Dabar suprasit, ar dvivietis yra manevringas. Pažiūrėkit. Šiaip, kaip minėjau, triračiai, jau kaip matot, net ilgesnis, jisai savo ašį apsisuka tikrai labai, sakyčiau, mažai vietos jam reikia. Ir manevringas yra. Pralekiam. Dabar dėl saugumo, dėl saugumo ateikit arčiau. Visą laiką žinokit, kad kiekvienas triratis, net keturatis, sukdamas jisai gali svirti pradėti. Čia jeigu matot, aš sukuosi normaliu greičiu, tai nevyksta. Bet jeigu aš biški duodu svorio, tai jį galima pakelti. Tai jūs turite žinoti tai, įsivertinti ir šiek tiek primažinti greitį, kai sukatės. O jeigu norite šį triratį turėti, ką reikia daryti? Žinoma, jį nusipirkti. O kur? Ogi mankis.lt.